Šiandien, Liepos 14 dieną, Šiaulių universitetas skelbia kviečiamuosius, pakviestuosius studijuoti magistrantūros studijose, tai yra tie, kurie pretendavo ir stoja į antros pakopos studijas. Pretendentų į visas tas studijas sulaukėme beveik 200. Šiandien bus užpildyta, tikimės, ir pasiūlyta yra 90 valstybės finansuojamų vietų. Taip pat tikimės, kad bus ir tie, kurie sutiks studijuoti savo lėšomis. Jeigu kalbant apie tam tikras tendencijas šitoj vietoj, tai kas yra šių metų priėmime šiek tiek išskirtinio, kad iš tikrųjų sulaukėme stojančiųjų į magistrantūrą tie, kurie yra baigę kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas. Taip pat sulaukėme tokių, kurie grįžta iš užsienio universitetų tęsti mokslų Lietuvoje. Dar viena tokia tendencija, kurią mes vėlgi matome, tai yra baigę koleginės studijas, baigę papildomasias studijas, vėlgi stoja į magistrantūrą, tai yra renkasi antros pakopos studijas. Dar vienas momentas, kad ateinančiais mokslo metais pretenduoja nemažai užsienio šalių piliečių rinkti studiją Šiaulių universitete ir planuojame, kad tokių turėsime apie 50, beveik 30 iš jų renkasi būtent vėlgi magistro studijas. Tai, pavyzdžiui, regionų plėtros ir valdymo studijų programoje planuoja studijuoti ne vienas užsienietis, taip pat yra ir kitos studijų programos, kurias tikrai jau yra pateikę paraiškas užsienio šalių piliečiai rinktis studijomis. O vertinant kitą mainų dalį su užsienio šalių akademiniais partneriais, universitetas planuoja sulaukti apie 100 studentų, kurie atvyks būtent pagal mainų programas. Kaip jautiesi įstojusi į magistrantūrą? Labai puikiai, iš tiesų labai norėjau, dar buvo dvejonių, nes manau visiems tų dvejonių buvo, bet kai perskaitė vardą ir pavardę, tai tikrai viskas atslūgo ir to, ko tikėjausi, tai tikrai išpildė ir labai džiaugiuosi. Kokią studijų programą pasirinkai? Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas. Ir kodėl pasirinkai Šiaulių universitetą? Bakalauro studijas taip pat turėjau Šiaulių universitete, užmezgėm tikrai tamprų ir labai puikų ryšį su dėstytojais, tai tiesiog labai puikiai galima pažinti tos žmonės, jie pagelbėja visada, tai tiesiog norėjau išlaikyti būtent tą studijų kokybę ir tą patį ryšį su tais dėstytojais, kažkuriais, kurie dėstys būtent kuriuos studijų dalykus. Iš tikrųjų esu labai laimingas, nes tikriausiai nesitikėjau, kad įstosiu, nes balai nebuvo labai mano aukšti, bet pasisekė įstoti. Ir kodėl pasirinkai Šiaulių universitetą? Kadangi gyvenu Akmenyje, tai Šiaulių universitetas yra arčiausiai mano namų ir patogiausia čia mokytis. Ir kokie tavo tolimesni planai? Žinau, norėčiau pabaigti magistrą ir dar planuoju apie doktorantūros studijas netgi. Jausmas keistas, pirmą kartą bandau dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas. Iš tikrųjų dar tiksliai nežinau, ar priimsiu šitą sprendimą, bet kol kas jausmas geras. Pasirinkai studijuoti anglų kalbą. Ar tai tau iššūkis? Taip, žinoma, didelis iššūkis, nes anglų kalbą studijų niekada nestudijavau. Studijų programoje buvo dalykai mokytis užsienio kalbą, o daugiau su anglų kalba studijų nieko bendro neturėjau.